Nu, va, dar viena mūsų kelionė, kaip ir kiekvieną mėnesį po vieną kelionę darom. Praeitą po Rygą, dabar Trakai. Nors Trakus važiuojam turbūt, net nežinau, gal. Nežinau, 10, 20, 30 kartą. Tai va. Pirmas sustojimas Kaisla Kryžkalnį. Be Kryžkalnio neįmanoma nuvažiuoti niekur, nesigėrus šį kavos. Tai va, kavos pauzė bus dabar. Svarbu nepralėkti jo. Ne, turbūt nepralėksim. Pataikėm į kolonėlę, bus viskas tvarkoj. Bet vis kaip visada daug žmonių. Populiaris tas Kryžkalnis yra mūsų. Nu va, pasiekėm savo tikslą. O Vilma gyvena čia. Va mūsų kambaris koks. Nors tas kambaris jau yra metai iš metų, jau nežinau, kelintą kartą gyvenam šitą kambarį. Tokia lova. Kambarys yra sklepė, bet vėsus ir pliusas yra tai, kad aš turiu va šitą daiktą, kai noriu. Vakarais. Va. Vakarais aš varau. Kur čia šviesa? Vakarais varau, nusimaudau, šoku į ežerą ir rytais tą patį procedūrą pakartoju. Va, viskas. Daugiau čia kas daugiau nieko. Nu, kavos neatsivežėm vėl. Dušas. Gersim šampaną iš ryto. Kodėl tu kavos neatsivežei? Nu, todėl, kad šampaną gerti reikės iš ryto. Nu, tai gerai. Nu, blemba, pamiršau. Iš tikrųjų. Norėjau nufilmuoti, kai atneš viską. Užmiršau, tai jau likučiai beliko. Va, šašlakiukas gruziniškas. Paskui man dar daugiau liko tenai. Matau. Alus lietuviškas, nes dėl to, kad jeigu gruziniškas iš butelio, aš geriau mėgstu iš bačkos. Tai va. Va, dabar taip Trakelių sėdim. Pilies nesimato, bet va, viskas kaip ir daug metų iš eilės. Nieko naujo, nieko senas. Viskas sena, ne viskas nieko. Po 68 žmonių. Jauti? Nu va, pavalgėm, dabar bandom link irklavimo bazės nueiti. Varžybos dabar jau liktai pertraukėlė vyksta. Nu, pažiūrėsim, kaip ten toliau bus. Едой, ландер! Едой, давай! Jo, šiemet dar Arvidukas nesimaudė. Išvykstame. Šaltas vanduo, tipo. Ar šaltas vanduo? Nu kaip, pernai šiltesnis buvo. Nu tai. Taigi dar ne vasara. Vasara bus gal gruodį, ant naujų metų, pavyzdžiui. Vis tiek bus ta vasara. Nu. Tai va, turim Trakų pilį. Turim Arviduką. Kaip ten tas eilėraštis, pelėsis ir kerpėm apaugus aukštai. Trakų štai garbinga pilis, jos aukštus valdovus užmigdė kapai, o ji tebestovi dar vis. Ir stovės dar jinai ilgai, nuobodžiai, nenuobodžiai iš tikrųjų, žinau, bet fainiai. Nu va, mano Roniuks pareina. Jeigu per metus nenusimaudo Trakų ežere, vasaros nebuvo. Tai va, tai jau vasara įvykdyta. Su vasara. No. Majoja, mažiukas mano. Jo. Šiaip nusipirkome mes batono. Lauksim antelių, nes kažkurią vasarą maitinomės su citrinom ar su apelsinais, neatsimenu.
Tai nelabai norėjo, bet bandė lesti. Nu, va, angurėlis mano. Taip. 3, 2, 1. Taip, va, turim batono. Nemeluoju. Nu, va, ten mūsų baras, kuriame valgome. Ir valgysim toj pusryčius. Šič yra mūsų viešbutukas. Jau kokie 3-4 metai čia atvažiuojam. Labai miela. Labai patinka ir dar važiuosim, kol gyvi būsim ir kol leis finansai. O kada finansas apajut romansi, nevažiuosim. Įvertinkite, ar viduko naikinius trusikėlius maudymuose. Reiktų savo. Nepradėkite. Yra kaip yra. Nu gerai, ar vidukai. Davai, nalyvai. Išjungėlius, pažiūrėk. Senai taip buvo, kad, kaip čia pasakyti, kad maudymus sezonas atsidarytų Liepos 12 dieną. Čia yra kosmosas. Ką reiškia tas globalinis atšilimas? Čia yra baisu. Baisu. Kai šiltas klimatas buvo geriau, vasara šiltesnis būdavo. Ką padarysi? Taip ir kaip yra. A jeigu aš įkrisiu, mane išgelbėti? O Vilma bando kojas plauti ežerį. O paskiau nusiplauna kojas, o po to aš turiu maudytis. Yra kaip yra. Melomi bus gerai, šilta bus. Vat kuom gerai čia ta vieta yra viešbutį. Kad sėdi ant tiltelę, matai pilį, nusimaudai čia, kažkur tai va pasimaudai. Čia va mūsų viešbutukas iš viršaus. Ir gali būti ar iš restorano, ar iš čia. Gali varžybų finišą matyti visą. Čia žiauriai, tas yra žiauriai didelis pliusas. Smagu. Va, Vilma surado darbą. Antelė šerė. Valgo antelės, va. Linkėjimai Violetai. Užsukta. Nu va, parėjom namo, nuo tiltelio, einu į pirtelį. Nes kažkaip tai laukia šilta, čia šalta. Va. Opa! Pirtelė sėdi. Bet pirtelė dabar yra. Kaip čia rodo, ką čia rodo? 19 plius. O laukia yra turbūt 22 plius. Nu, bet nesvarbu. Tokia pirtelė. Ką padarysim? Ar nenorite pirtelėje alaus? Alaus. Šalto. Padavėja atnešė. Prašom. Oi, kaip smagu. Aptarnavimas 5 balai. Va. Kaip ir nieko. Tiek to. Tai va, kuo yra geras šitas viešbutis? Tas Vyva Trakai. Nors Vilma sako, nenoriu tą sklepelį, bet sklepelį va turi pirtelę savo. Parėjom nuo ežero pasimaudė. O dabar sėdžiu pirtelį. Kaitinus, aišku. Pasikaitinęs galėsiu bėgti į ežerą šokti, bet pats faktas, kad kambarį yra pirtelė. Aš va dabar sėdžiu pirtelį, o Vilma va telefonu kalba kambarį. Tai va toksai kaip ir... Kaip ir pliusas. Ir kuo daugiau reikia. Trakai, kuriuose, turbūt nuo vaikystės aš čia, kai pradėjau sportuoti, pradėjau juos važiuoti, būti ir žmonės kiti stebisi, kodėl man Trakai yra toks kažkas artimas. O todėl, kad antras miestas po Klaipėdos. Nes aš gimiau, užaugau ir gyvenu po šiai dieną Klaipėdoje ir jos neišduosiu, bet Trakai, kaip irgi miestas tas, kurį myliu, gerbiu ir džiaugiuosi, kai jis yra ir taip, smagu.